Klaipėdos ir Kauno gatvės sankryžoje patruliuodami Ukmergės policininkai pamatė atlekiantį automobilį. Stabdomas automobilis Ford Sierra nestojo. Vydamas į automobilį, pareigūnai iš tarnybinio pistoleto iššovė 2 kartus į orą ir 7 kartus į padangas. Vytauto gatvės posūkyje vairuotojas automobilio nesuvaldė ir ties 12 namu trenkėsi į šalia gatvės stovėjusi automobilį Alfa Romeo ir sustojo. Mašinos keleiviai nepakluso pareigūnų reikalavimui išlipti. 3 jaunuolius policininkai išprašė panaudodami jėgą, kiti išlipo patys. Visi automobilio keleiviai buvo neblaivus, priešinosi sulaikomi, grasino susidoroti, įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais. Nė vienas iš sulaikytųjų nenorėjo pripažinti savo kaltės. 23 metų Vasarnamių gatvės, 21 metų Anykščių gatvės ir 20 metų Vytauto gatvės gyventojai uždaryti į areštinę, o kiti 3 jaunuoliai po apklausos paleisti. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu bus nustatinėjama, kas vairavo automobilį.